200 žymiausių pasaulio istorikų šiuo klausimu buvo vieningi. Nei Einšteino reliatyvumo teorija, nei sukurta atominė bomba ar internetas nesukėlė tokios revoliucijos kaip kontraceptinė piliulė. Pusė amžiaus. Tiek spėjo prabėgti nuo tos menkos tabletėlės atsiradimo. Tačiau prieštaringi vertinimai tebesiveržia iki šių dienų. Ką iš tikrųjų žmonijai atnešė? Grėsmę pamažu išnykti? Ar galimybę atsakingai tvarkyti gyvenimą? Moteris galėjo išeiti iš šeimos erdvės. Ar moteris skirta tik tam, kad ji būtų visą gyvenimą uždaryta namuose? Ar moteris ir vyras kartu, pasidalindami vaikų auginimo ir ugdymo rūpesčiais, turi derinti šeimos ir profesinę veiklą? Vis dėlto moterims suteikia šiokios tokios laisvės, dabar moteris irgi gali rinktis. Ar daryti karjerą pradžioje, paskui kurti šeimą, o ne taip, kad, kaip sakyčiau, gal kažkuriais senais laikais gaudavosi vaikelis ir viskas. Vis dėlto, kai esi mama, tai esi mama ir pirmoje eilėje turi būti mama. Bet tai nereiškia, kad negali tobulėti kaip asmenybė, o dabar tą dalyką galima tiesiog šiokiam tokiam laikui atidėti. Ši praeivė iš Vilniaus greičiausiai nebus patekusi tarp tų beveik 10 000 pasaulio moterų, kurias apklausę tyrėjai paskelbė neįtikėtinus skaičius. Kone kas antra moteris Žemėje geriau žino, kaip veikia mobilusis telefonas, negu kaip hormonai kontroliuoja mėnesinių ciklą. Daugeliui tai kur kas didesnė paslaptis. Pasaulinė sveikatos organizacija nurodo, kad kasmet dėl su nėštumu susijusių priežasčių miršta ne mažiau kaip 600 000 moterų. Tai reiškia, kad tos moterys pastojo tada, kai jos nenorėjo pastoti arba joms geriausiai būtų buvę nepastoti. Vadinasi, jeigu mes joms suteiktume galimybę, užmokytume, įtikintume jas laiku naudoti efektyvią kontracepciją, didžioji dalis šitų moterų liktų gyvos. Vis dėlto 50-aisiais kontraceptikų gyvavimo metais yra ką pranešti ir šviesiau. Be savo tiesioginio tikslo reguliuoti vaisingumą, jie padeda moteriai daugybėje sričių, mažindami mėnesinių gausumą, mažindami anemijas, mažakraujystės, gražindami odą, sumažindami premenstruacinio sindromo riziką ir daugybės ligų riziką. O naujovių iš tikrųjų per 50 metų nuo tada, kada buvo sukurta pirmoji sudėtinė kontraceptinė tabletė, buvo labai daug, keitėsi labai daug kas, keitėsi sudėtis kontraceptinių tablečių, keitėsi dozės, keitėsi vartojimo režimai. Po didelių pastangų buvo sukurta pirmą kartą sudėtinė kontraceptinė tabletė su vienu komponentu, tai yra estrogenu, kuris yra natūralus. Natūralus šiuo atveju žodis reiškia, kad jo cheminė sudėtis yra identiška moters organizme gaminamam hormonui. Tai šviežiausia ir kol kas pažangiausia naujiena pasaulyje. Simboliška. Unikalią piliulę su natūraliu estrogenu kontracepcijos naujovių lyderė bendrovė Bayer Schering Pharma dešimtmečius tobulinusi pristato būtent jubiliejaus metais. Naujasis kontraceptikas neabejojama taps ypatingų posūkių moderniosios medicinos istorijoje. Mūsų organizme gaminamas estrogenas turi tam tikrų pranašumų prieš sintetinį tuo, kad jis kyla daug greičiau, jo veiklumo laikotarpis yra trumpesnis ir tą darydamas jisai mažiau apkrauna kepenis, tiesiog jisai gražiau įsilieja į fiziologinius mūsų organizmo pokyčius. Senovės egiptiečiai teturėjo granatų sėklų ir vaško žvakutes. Šių laikų medicina siūlo kur kas paprastesnę išeitį – kontraceptinę tabletę, nesiliaujančią stulbinti galimybėmis jau 50 metų. Kontracepcija tai yra šeimos planavimo metodas. Tai yra daugybė metodų, kurie yra skirti suaugusiems žmonėms, subrendusiems žmonėms sąmoningai planuoti savo gyvenimą. Manau, kad moterys taip pat trokšta to ne todėl, kad nori sumenkinti vyrus, jos tiesiog nori būti tvirtos ir saugios, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Ir manau, kad būtent šis efektyvus kontracepcijos metodas padėjo joms realizuoti šitas savo svajones. Planuoti mokslą, planuoti darbą, planuoti karjerą, pagaliau planuoti visus mylimus ir laukiamus vaikus, tiesiog jau susilaukti tada, kada norisi.